Jeigu turi mažąją bendriją, noriu priminti vieną labai svarbų dalyką. Buhalteris tavo mažajai bendrijai nevadovauja. Jeigu esi vienintelis mažosios bendrijos narys ir kartu jos vadovas, tai tu priimi sprendimus. Tu turi žinoti, kokius pinigus nori savo išsimokėti. Pagal civilinę paslaugų sutartį, asmeniniams poreikiams 02 kodu, dividendais. Ir ne buhalteris turi nuspręsti, kuris variantas tau geriausias. Tu turi suprasti, kiek kiekvienas pinigų išsiėmimo būdas kainuos tau ir kiek jis kainuos pačiai mažajai bendrijai. Buhalteris gali paaiškinti, paskaičiuoti, parodyti skirtumus, bet sprendimą priimi tu. O buhalterio darbas pagal tavo priimtą sprendimą ir pateiktus dokumentus teisingai sutvarkyti apskaitą, apskaičiuoti mokesčius ir pateikti deklaracijas. Todėl sakinys "Buhalterė, pažiūrėk, kaip čia man geriau išsimokėti pinigus" neturėtų reikšti "Buhalterė, nuspręsk už mane". Tai tavo mažoji bendrija, vadinasi, jai vadovauji tu. Taigi pelningo verslo ir protingų sprendimų.